Kenčiantiems dangus. Esi girdėjęs tokią frazę. Kenčiantiems dangus. Reiškia, jeigu tu kenti, tu užsitarnauji vietą danguje. Ar tai tiesa, ar tai tik tais programa sukurta vergam, kad jie nesijaustų taip blogai dėl to, kad jų gyvenimas yra kančia. Kančia dėl sveikatos, kančia dėl finansų, kančia dėl santykių, kančia dėl savęs nepriėmimo, kančia dėl krūvos priekaištų savo. Žodžiu, jeigu tu gyveni kančioje, reiškia, viskas ok, tau už rezervuota vieta danguje. Bet visgi tai yra, kaip jau minėjau, tai yra vergams sukurta programa ir iš tikrųjų nereikia kentėti šitoj tikrovėje, kad gauti gerą vietą danguje, nes tam danguje irgi ilgai neužsibūsi, ten šiek tiek patostogausi ir vėl atgal į žemę. Tik tais, kokią žemę gausi po to, po savo reinkarnacijos, tai viskas priklausys nuo to, kaip tu nugyvensi šitą gyvenimą. Tai užduotis yra išmokti gyventi šitoj tikrovėje ir šitam gyvenime taip, kad sekanti būtų kuo malonesnė, patogesnė ir lengvesnė. Reiškia, mes klojamės lovą šiam gyvenime, kurioje miegosime kitam. Ir kaip mes pasiklosim, taip ir išmiegosim. Tai jeigu nori išmokti gerai ir taisyklingai pasikloti savo lovą, sutvarkyti savo emocijas, negatyves mintis, išmokti priimti save, išmokti pamilti save, suprasti visatos principus ir dėsnius, kurie nuolatos įtakoja tavo gyvenimą. Apie tai vesiu 4 savaičių kursą, prasideda jisai rugsėjo 17 dieną, tad jeigu įdomu, parašyk man, grupė nedidelė, tai rezervuokis vietą jau dabar ir pasiruošęs, jeigu pokyčiui, lauksiu iš tavęs žinutės. Tiek šiam kartui ir iki.